Tai iš tiesų pavasarį dažnam šeimininkui kyla klausimas, kaip greičiau susitvarkyti su šėrimusi, ir galiu pasakyti, kad yra tik tais 5 veislės, kurios nesišeria. Tai yra Lasos apsai, pudeliai, garbanotieji bišonai, Maltos bišonai ir Jorkšyro terjerai. Visi kiti šunys daugiau ar mažiau vis tiek šeriasi. Na ir pirmiausia, mes turime žinoti, kas yra tas šėrimasis ir kaip jisai vyksta. Tai pirmą kartą kailį šuo pakeičia būdamas vaikystėje, tuomet paauglystėje, na, o suaugęs šuo kailį keičia 2 kartus per metus reguliariai, tai yra pavasarį ir rudenį. Pats šėrimasis, tai paprastai tariant, yra tiesiog seno kailio išmetimas ir naujo kailio atauginimas. Tačiau kai kurie šeimininkai, nežinodami ar nepastebėdami, kad šuo jau keičia kailį, pradeda tą krentantį seną kailį karpyti ar kažkaip tai maskuoti. Na ir tuomet gali išsivystyti netgi iki to, kad naujas kailis nebegali augti, apmiršta plauko folikulas ir netgi gali prasidėti kailio plikimas vedantis prie alopecijos. Kaip padėti gyvūnui greičiau pakeisti kailį, greičiau įsišerti? Pagrindinis dalykas, ką reikia daryti, kai šuo jau keičia kailį, tai yra maudymas. Iš tiesų maudyti reikėtų kartą per savaitę, naudoti natūralią kosmetiką ir galima dar kartu pridėti eliksyrų, kurie skatina kailio išsišėrimą. Tuomet maudant kosmetiką ir eliksyrus reikėtų įmasažuoti į odą, kad šuo jau paleistų tą seną kailį. Na ir eliksyras tuo pačiu dar padės ne tik tais pašalinti seną kailį, bet ir paskatins naujo kailio augimą bei aktyvuos plauko folikulus. Kitas dalykas tai yra fenavimas, kitaip tariant, džiovinimas po maudymo. Kai šuo keičia kailį, reikėtų naudoti galingą feną ir tiesiog ta išpūtimo jėga padėtų greičiau pašalinti seną palaidą kailį. Kitas dalykas tai yra šukavimas ir šukuoti reikėtų reguliariai, pageidautina kasdien. Taip vėlgi padėsite tiek kailį pašalinti, tiek aktyvuoti plauko folikulus ir taip greičiau ataugs naujas kailis. Ir paskutinis dalykas tai yra papildai kailio grožiui, ypatingai tinka lašišų aliejus, nes jisai padeda sukurti žvilgančio kailio efektą bei suteikia odai elastingumą. O ką daryti katėms, kad greičiau įsišertų? Mes esame įpratę sakyti, kad katės yra labai švarūs gyvūnai, jos pačios save prisižiūri ir išsilaižo, tačiau tai ne iki galo yra tiesa. Iš tiesų, kai katė keičia kailį, tai vėlgi reikalingas šeimininko įsikišimas ir šiokia tokia pagalba maudymu ir šukavimu. Pas kates yra iš tikrųjų kita problema, kadangi jų liežuvis yra pakankamai šiurkštus ir kai jos laižo kailį, jos gali prilaižyti pakankamai daug plaukų, kurie skrandyje susiformuoja į gniužulą ir netgi gali užkimšti virškinamąjį traktą. Tai katėms, kad taip nepasidarytų, reikėtų reguliariai duoti specialų papildą malt pastą, kuri padėtų suskaidyti skrandyje esančius plaukus ir tiesiog pagerintų pačio virškinamojo trakto praeinamumą. Svarbu žinoti, kad normaliomis sąlygomis, kai mes teisingai prižiūrime augintinį ir aprūpiname jį visavertę mitybą, šėrimasis trunka tik tais 2-3 savaitės. Na, o jeigu tas periodas matote, kad trunka ilgiau, jau vertėtų paieškoti tam tikrų aspektų, kur būtų galima padėti gyvūnui. Ir jeigu matote, kad visgi augintinis šeriasi nuolatos, ištisus metus, netgi reikėtų kreiptis ir į veterinarą.